Trakų konservatorių koalicija Seime dar susilpninti grasina bendražygis parlamentaras konservatorius Evaldas Jurkevičius. Žodžiu, jau sustabdė savo narystę frakcijoje. Seimo konservatorius grasina palikti dėl esą skubinamų ir neaptariamų sprendimų. Frakcijos vadovas Jurgis Razma spėja, kad Jurkevičius jaučia nuoskaudą negavęs jokio politinio posto. Trapią koaliciją klibina Saviškis. Į parlamentą vienmandatėje apygardoje išrinktas Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos narys Evaldas Jurkevičius svarsto išeiti iš frakcijos Seime. Esą jis nebegalys taiksyti su bendražygių konservatorių darbo principais. Stabdau žodžiu narystę frakcijoje, kol nebus aptarta situacija su Klaipėdos skyriu ir mane kaip Seimo narį netenkina beveik 2 metai darbo frakcijoje, kada reikia galime vardinti taip užsiminėti paskutinės valandos pasiūlymais frakcijoje. Apsispręsti, ar paliks frakciją, Jurkevičius žada po pasitarimo su Klaipėdos konservatorių skyriumi, kuriam pats priklauso. Esą su skyriaus palaima jis partijos lyderiui Andriui Kubiliui teiks siūlymus, kaip keisti darbą Seime. Frakcijos seniūnas Jurgis Razma spėja, kad Jurkevičius grasinimų trauktis ėmėsi nesulaukęs politinių postų. Iš atskirų tokių fragmentiškų pasisakymų aš galiu įsivaizduoti, kad gali būti tam tikri įsivaizdavimai siekti kokių nors politinių pareigybių, nes jisai yra negavęs jokių vadovaujančių pozicijų nei komitete, nei komisijoje. Apie pareigas ar postus kalbos negali būti. Pagrindinė kalba apie priimamus sprendimus Seime. Seime bendražygiai kuždasi, kad iš tiesų Jurkevičius partijoje jaučiasi neįvertintas. Esą prieš balsavimą jis dalį frakcijos narių įtikinėjo nepratęsti politikų algų sumažinimo. Razma neslėpė, kad Jurkevičiui pasitraukus iš frakcijos darbas trapiai koalicijai dar labiau apsunks. Tačiau anot jo, rudenį bus tęsiamos dėrybos dėl koalicijos palaikymo su pavieniais parlamentarais iš opozicijos. Dabar koalicija turi mažiau nei pusę 70 balsų Seime, tačiau neretai valdantieji per balsavimus nesurenka ir tiek.